Seniai, labai seniai, kai gyveno milžinai, po miškus klajojo meškos ir lokiai, tarp kalvų į Maščio ežerą tekėjo Telšės upelis. Insulos ir Vilniaus kalvų papėdėse įsikūrusios dvi gyvenvietės, laikui bėgant artėjo viena prie kitos, kol upelis pradėjo trukdyti žmonių veiklai. Iš pradžių pastatė akmeninį tiltą, ilgainiui upelį paslėpė giliai po žemę. Tik netoli ežero jis iškyla į paviršių, kad savo vandenimis papildytų gražuolį Marių. Telšių gyvenvietė žinoma nuo 15 amžiaus. Šio amžiaus viduryje įkurtas dvaras, o aplink jį ėmė formuotis gyvenvietė. Ant netoli esančios kalvos prie kelio į Luokę 1536 metais pastatyta medinė parapijos bažnyčia. Kitoje pusėje gyvenvietė buvo įsikūrusi Insulos kalno rytinėje papėdėje. Dvi gyvenvietės jungęs platus kelias vėliau tapo Turgaus aikštės pagrindu. Iš 17-18 amžiaus miesto planų matyti, jog būtent to kelio pagrindu formuojasi pailga miesto aikštė, aplink kurią statomi namai. 16 amžiuje buvusios atskiros gyvenvietės suaugo į vientisą miestelį, kuris įgavo vientisos palei vieną gatvę ištįsusios gyvenvietės formą. 1690 metų išlikusiame dokumente nėra konkrečiai nurodoma, kiek ir kada priekymečių yra rengiama, tačiau minima, jog miestelėnai ir žydai kasmet po 3 kartus per Porciunkulę, per Šventą Oną ir per Šventą Pranciškų vienuolynui duos po pusę akmens lajaus. Tikėtina, jog būtent tomis dienomis ir vyko priekymečiai. Priekymečiai neabejotinai buvo svarbus faktorius traukiantis žydus į Telšius. 1721 metais miestelio oficialiai suteikta privilegija turėti turgus ir priekymečius. Ši teisė atnaujinta po 70 metų. Telšiuose įsteigus miestiečių ir žemininkų teismus, čia nuolat atvykdavo teismo reikalai žmonių iš visos apylinkės. Jie ne tik pirko turguje, tačiau lankydavosi smuklėse, naudojosi užvažiuojamųjų namų laikytojų, amatininkų paslaugomis. 19 amžiuje žydai galutinai įsitvirtino aplink Turgaus aikštę ir aplinkinėse gatvėse. Šioje erdvėje žydai gyveno iki pat Antrojo pasaulinio karo. 1908 metų Telšius nusiaubė gaisras. Ugnis apėmė visą Turgaus kairėje pusę, pavieto kasą ir beveik pasiekė katalikų kapines. Iki vakaro sudegė apie 100 namų. 1908 metų gaisras pakeitė miesto vaizdą. Po jo ėmė kurtis mūriniai raudonų plytų telšiai. Pagal 1931 metų duomenys Telšiuose buvo 48 fabrikai, iš kurių 24 priklausė žydam. Dauguma žydų parduotuvių mažos. Juose dirbdavo visa žydų šeima. Tačiau buvo kelios didesnės parduotuvės. Turgaus aikštėje veikė kepyklos, viešnamiai, restoranai ir karčiamos. Visų jų savininkai buvo žydai. Telšiuose buvo žydų siuvėjų, batsiuvių, pakinkitininkų, stalių, kalvių, kirpėjų, laikrodininkų, fotografų, taip pat vežikų ir nešikų, net keli elgetos. Lietuviai prekybininkai po truputį pradėjo išstuminėti žydus iš svarbiausių pramonės ir verslo šakų. Daug bendrų lietuvių žydų įmonių perėjo lietuvių savininkų kontrolę. 1934 metais Telšių miesto gyventojai kreipėsi į poną ministrą, kad kuo greičiau turgavietė išsikeltų į naują vietą, kuri galėtų būti miesto centre, kur yra Telšių vyskupijos kurijos ganykla, Pastauninkų vadinama. Šiandieniniai Telšiai turi 2 turgavietės – miesto centre ir vadinama Mažuoju Turgeliu ir didįjį Tryškių gatvėje, kur vyksta šeštadieniniai turgai. Senieji telšiškiai dar prisimena gudragalvį Juzį Kikilą, kurio gudrybės miesto prekybininkas žydas perprato, kad ir ne iš karto, bet netrukus. Sugauna ešerį, prikemša jį molio ir per gerklę parduoda. Ir dabar partaš pas kažkokiam žydui ir ateina. Jau kitas sykį ateina Kikilas Jūzis, ar nereik žuvies? Tai žydas sako, ui, Jūzi, laidoks molį jėd, laidok žemaitišką lydą. Šiandieninė prekyba įgyja įvairias, netgi skaitmeninės formas. Tačiau skelbimų stulpai buvo ta vieta, kur telšiškiai skelbėsi, norintis pirkti ar parduoti. Turgaus aikštės pietinėme pakraštyje tapo tradicija organizuoti žemaičių sodmenų muges, į kurias suvažiuoja paprastai prekiautojai iš visos Lietuvos. Ir šiandien galima įsitikinti, kad žydas yra puikus prekybininkas, keliantis nuotaiką ir išsideriantis geriausią kainą. Joniškį atvažiavęs ir mums kur tik pardavė tokį didelį mediką trešinį. Sakė, reikia atsargiai trešti trešnis.
Nu, moteriškis nepraeikit pro šalį, o dviesi nusipirkit vieną trešinį ir nebereikės rudinaitį turgų trešinį pirkti. Turgaus aikštėje įvairių sričių amatininkai ypač gausiai suvažiuoja miesto švenčių metu, kurios vyksta 3 dienas per Šventą Antaną. Švenčių organizatoriai nepamiršta prisiminti Telšių tarpukario personažus. Šventės baigėsi ir telšiškiai skuba į darbus, tačiau ne visi. Ekonominė krizė sudrumstė telšiškių gyvenimą. Ne vienas išvyko į užsienį, užsidirbti pinigų, ne tik pragyvenimui, bet ir įsiskolinimus bankams padengti. Kalbinome Šiaulių banko Telšių klientų aptarnavimo skyriaus viršininkę Liudą Želnienę, kuris sako, kad iš buvusių Telšių apskrities rajonų telšiai įsiskolinę bankams buvo labiausiai. Bet telšiškiai žemaičiai nenusimena. Jie tvirtina žemaičių sieną, kurioje įspaudžiami svarbiausi ženklai, menantis garbingą žemaičių praeitį ir teikiantis vilties. Kol žemaitį puškuoja. Už žemaitį! Iš praeidėjais Šiluvos žemės savo gynėm, gynė duos.